Sveiki, su jumis Android LT. Turime dar vieną planšetinį kompiuterį jums parodyti, modelį ZTE Lite. Pasižiūrėkime, ką turi šio modelio korpusas. Turi 3 prisilietimui jautrius mygtukus, namų mygtukas, meniu mygtukas, grįžimo atgal mygtukas. Apačioje mikro USB jungtis skirta krovimui ir duomenų perdavimui. Stereo garsiakalbis vienoje pusėje. Taip pat garsiakalbis kitoje pusėje, 3,5 mm ausinį jungtis, atrakinimo mygtukas, garso didinimas bei mažinimas. Taip pat galinėje dalyje yra 2 megapikselių kamera. Taip pat dar galime pasižiūrėti, kas slepiasi po baterijos dangteliu. Taigi po baterijos dangteliu baterija. Baterija, kaip matome, yra 3400 mAh, tai turėtų ilgai laikyti. SIM kortelės jungtis, pati baterijos jungtis štai yra beveik tokio dydžio, tai tikrai nemaža baterija tokiam įrenginiui. Taip, uždarykime. Lengvai užsidaro. Nagi, pasižiūrėkime, kokia operacinė sistema. Taigi, operacinė sistema mums jau gerai pažįstamas Androidas. Štai ekranas pasivertęs, pabandykime jį atversti. Štai, matome, kad ZTE kažko ypatingo, kas liečia Androido kustomizaciją arba tam tikrą savų funkcijų pridėjimą nesugalvojo. Turime standartinės aplikacijas, standartinį launcherį su standartiniais widgetais. Matome, kad iškelta yra notepadas, settingai, kamera, marketas, kalkuliatorius ir kitos dažniausiai naudojamos aplikacijos. Taip pat turime, kas man labai patiko iš tiesų, tai yra telefono aplikacija, kuri yra tam tikra prasme kopija HTC Sense esančios telefono irgi aplikacijos. Štai netgi yra toks dalykas kaip Quick Dialas. Štai Quick Dialas. Tai tikrai labai panašu į HTC. Ką dar pamiršau paminėti apie šį modelį, kad jisai turi 7 colių ekraną su jau standartu tapusia raiška 800x480 pikselių. Taip pat turi 728 MHz Snapdragon procesorių, 512 MB operatyviosios atminties, jungti micro SD korteliai. Taip, pasižiūrėkime dar taip pat, kokia yra Android versija. Taip, Android 2.1 versija. Kol kas jokios informacijos, ar ji bus atnaujinama ar ne, neturime. Pasižiūrėkime, ką mums rodo. Taip, matome, kad available space 123, visa kita atmintis yra užimta būtent aplikacijų, programų ir operacinės sistemos. Taip pat integruota atmintis 4 GB. Dar ką paminėsiu apie šį modelį, kad šis modelis turi resistive tipo ekraną, tačiau modelis eina be įvesties rašiklio arba kitaip tariant stiluso ir su juo pakankamai patogu operuoti pirštais. Tai nereikia būtent nagus spausti, užtenka pirštų šiek tiek stipriau paspausti ir ekranas puikiai reaguoja. Dar pasižiūrėkime, kokios yra standartinės aplikacijos. Tai yra alarm, žadintuvas, naršyklė. Štai pasižiūrėkime, kaip atidarinėja tinklalapius. Google. Pasižiūrėkime, koks čia ryšys yra. Taip, 3G ryšys. Per 3G ryšį štai puikiai atidaro Google. Paverskime, pasižiūrėkime, kaip tai atrodo pavertus. Puikiai atrodo. Taip ir greitai paspaudžiau. Štai. Atsistatė pradinė ekrano būsena. Taip, kontaktai, dialeris, kalkuliatorius. Štai. ZTE turbūt nusipirko Docs2Go aplikaciją, kad galėtume peržiūrėti tam tikrus dokumentus. Žinučių aplikacija, visos kitos taip pat aplikacijos mums jau gerai žinomos iš kitų Android įrenginių.
Na tai tokia būtų trumpa apžvalga modelio ZTE Lite Android LT.